norime pristatyti savo naują gaminį, kuriam sugalvojame pavadinimą Cabin pirtis. Jinai unikali savo dizainu, kaip matote, jinai visiškai kitokia nei mūsų prieš tai gamintos pirtelės. Taip pat turime visą priekį praktiškai vien stiklus. Žinome, kad jums, mėlieji, tokie sprendimai labai patinka. Užeiname į vidų, pasižiūrėsime, ką turime viduje. Šiuo atveju turime pirties zoną, kurioje yra įrengti platus gultai. Kaip tampa jau mūsų tradicija, apatinis gultas yra slankiojantis. Tai yra labai patogus sprendimas, norint mantelėm vanoti savo draugus. Šioje pirtelėje šiuo metu nėra sumontuota jokia krosnelė. Tai yra padaryta vien tik todėl, kadangi šioje pirtelėje gali būti ir malkinė krosnelė, ir elektrinė, kadangi ši pirtelė dar kliento neturi, dėl to mes nemontavome jokios krosnelės. Bet tai yra jūsų teisė rinktis, kokį variantą jūs norite turėti. Taip pat pirties zona iškalta lapuočio dalylintė, šiuo atveju mes panaudojame juodalksnio medieną, o gultai padaryti iš drebalės medienos. Žinoma, kaip ir visose mūsų pirtelėse yra sumontuoti ventiliaciniai difuzoriai, grotelės, tada taip pat yra dugne išleidimo angos, stiklinės durys tampa jau mūsų tradicija, taip pat apšvietimui yra panaudotas LEDas po gultais, kuris vakare atrodo įspūdingai. Šioje konkrečiu atveju pirtelėje taip pat ir po atlošais yra įrengti LEDai, o prie pirtyje mes montavome tiesiog paprastą gultą, ant kurio galėsite sėsti, pailsėti, išgerti arbatos. Taip pat šioje pirtelėje mes galėtumėm sumontuoti, jeigu būtų toks noras, staliuką, įvairias lentynas, apšvietimo sprendimai irgi yra įvairių. Šiuo atveju yra sumontuota LED juosta, elektros automatai, atjungėjai vadinami, yra sumontuoti po gultų. Viskas yra taip, kaip darom visada. Daugiau informacijos galite rasti užėję į mūsų tinklapį www.edjusta.eu.